Čia klausimas toks, ar rimta poezija, ar šiaip poezija. Nes vaikystėje turbūt visi bandėme rašyti ir turbūt tas posakis, kad visi lietuviai yra poetai, irgi yra teisingas, aš manau. O taip, jeigu rimčiau, tai gal nuo kokių 89-ųjų. Gal tiesiog, manyčiau, vaikystės reikalai čia yra, kai norėjosi, man bent jau asmeniškai, vaikystėje jau norėjosi būti su kitais, su kitokiais. Ir aš ilgas dienas ir vakarus leisdavau gana viena ir labai daug skaitydavau jau nuo 6. Ir kažkaip tokie žmonės, kaip, sakykime, Stasys Eidrigevičius, jo iliustracijos knygose mane įkvėpė rašyti poeziją. Arba Gutausko Leonardo eilėraščiai ir piešiniai buvo kitokie negu tie įprastiniai. Visiškai kitas ritmas, visiškai toks nesitaikymas į gražų nugludintą tekstą. Ir man atrodė, kaip puiku, aš noriu būti toje žmonių bendruomenėje. Ir taip save tarsi užauginau pati nuosekliai nuo vaikystės, kad patekčiau. Atsakomybė kam? Sau ar apskritai aplinkai? Tai bet kuri kūryba turi didžiulį poveikį visuomenį. Jeigu jinai iš tikrųjų yra gera, profesionali, tai kaip eteris tai yra labai svarbu. Bet kuri kūryba veikia didelės visuomenės grupės. Mes labai greitai atsimename ar eilėraščio eilutes, ar dainą, melodiją ir ji mus lydi ilgą gyvenimą ir tokiu būdu prisideda prie mūsų savimonės, auklėjimo ir apskritai grožio sampratos, nes, kaip žinote, menas, vaizduojamasis menas lietuvių kalboje vadinamas daile, tai yra dailė, tai kas gražu, dailu. Tai mes visi trokštam to grožio, ilgimės jo, vadinasi, jį vartojame ir ką mes vartojame, tai vadinasi, mes esam gamintojai to, kabutėse, maisto, kuriuo minta mūsų visuomenės kūnas. Labai daug gali poezija. Aš manau, kad visi posakiai ir net eilėraščių eilutės, Biblijos tekstai kalba apie tai, kad žodis turi ypatingą galią. Ir žodžio galioje, aš dabar nepasakysiu tiksliai, kurioje Biblijos knygoje, bet lyg Saliamono yra kalbama, kad žodis turi galią numarinti ir prikelti ir suteikti gyvybę bei sveikatą. Tai ir tą mes skaitome įvairiose eilutėse. Na, sakykime, kad ir Salomėjos Nėries buvo dedikacija Donelaičiui, kur labai aiškiai pasakyta, kad žodis yra daugiau negu geležinis kumštis. Tai yra galima nukirsti žodžiu, galima prikelti žodžiu, vadinasi, net jeigu jau pasakyta, kad pradžioje buvo žodis, tai turime tiesiog suvokti jo galią, nors ir atrodo daugam, kad tai yra metafora, bet tai anaiptol nėra metafora, nes net jeigu galėtume, sakykime, mūsų DNR, kuris svarbiausias dalykas išskaidyti, o taip ir yra, medicinoje skaidoma raidėmis, tai vadinasi, tos raidės susideda į kažkokius skiemenis žodžių sakinius ir mes kiekvienas unikalus būtent ta raidžių kombinacija. Tai kokios mūsų burnoje kombinacijos, taip ir aplinkui viskas vyksta. Negaliu dabar atsakyti, iš tikrųjų taip nepamenu, bet manau, kad taip.
Manau, kad čia dažnas toks dalykas. Nejučiomis, sakykime, visai net negalvojant išsinešti rašiklį, man labai dažnai atsitinka, nes tarsi priaugęs prie rankos toks dar vienas instrumentas. Ir manau, kad kokia nors labai labai svarbi reikalinga knyga tikrai galėjo atsidurti mano bibliotekoje iš viešosios bibliotekos. Tai negaliu prisipažinti tiksliai, bet manau, kad tikrai.